Kur eini, ten gražu. Na, ko nori, ten nebūtina mešką pamatyti, kad kelionė pasisektų. Esu Inta Valatkevičienė, Bayer kompanijoje dirbu pasėlių plėtros specialiste ir priklausau pardavimų komandai. Savo darbą padalinčiau tokias dvi dalis. Tai viena dalis yra tokia labiau už kadro, kur vyksta bendravimas 3 skyrių nuolatinis, tai marketingas, registracijos kolegos ir plėtros kolegos, ką mes galim, ko mes negalim, kokias veiklės medžiagas naujas galim registruoti, galbūt kažkas turi išeiti iš rinkos. Kita dalis tai yra darbas su vietinė pardavimų komanda, tai čia jokių taisyklių nėra. Klientai, orų sąlygos, tai žodžiu būni susiplanavęs vieną, o gali būti, kad darysi visai ką kitą. Na ir kai visą savaitę tu taip tokiu tempu, iš tikrųjų reikia nueiti nuo kompiuterio. Kiekvieną savaitgalį, ar geras oras, ar nelabai geras oras, žiema, vasara, žygiuojam žygius, išsirenkam kažkokią kryptį, į kurią važiuosim, vyras paruošia maršrutą, pavyzdžiui, Varnikų pažintinis takas. Ten gali eiti, nežinau, visais metų laikais po kelis kartus, visą laiką gražiai atrodys. Iki šiol prisimenu, einam savo ramiai, jau net gal kiek pavargę ir jau norim, kad jau gal ta kelionė baigtųsi ir praskrenda tas tulžys ryškus. Ir taip viskas, nori eiti dar arba pasėdėti, palaukti, gal dar kartelį praskris. Tai, na ir taip pailsim, pakvepuojam, pasidžiaugiam gamta, pažiūrim, kaip tie gamtos ciklai kinta ir tai džiugina. Čia kaip, automobilis, tuščiu baku ilgai nevažiuos. Tai irgi, jeigu tik save atiduosim darbui ir nebus jokios alternatyvios veiklos, aš manau, kad ir tas darbas tada ilgai nedžiugins. Turbūt kaip ir visur, taip ir darbe turi būti darbo higiena. Tai reiškia, ne tik, kad ten geras apšvietimas prie darbo stalo ir patogi kėdė, bet ir tas, kad turim pajausti, kada jau reikia pasiilsėti. Kompanijoje esu daugiau negu 10 metų ir man iš tikrųjų, visada gera. Aš laukiu savaitgalio, bet aš lygiai taip pat laukiu ir pirmadienio.